aš esu Justina Štaitė ir aš jaučiuosi nervous, bet man dabar labai daug streso, aš visus dažau. Tai, excited. Ateikit visi pažiūrėti. Mano vardas Gustė ir aš jaučiuosi gerai, tikiuosi, kad viskas kuo puikiausiai pavyks. Mes visi turim, kas keičia Reginę dovaną. Jie to nežino. Jinai už sofos. Kas mane labai jaudina apskritai šitam spektakliui, šitam projekte, tai kad jaunas žmogus pagaliau turi galimybę kalbėti. Turi galimybę pasakyti, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi ir kas vyksta jo gyvenime ir kaip jis gyvena. Ir atrodo, jau užaugau, barzda užaugo ir pražilt spėjau ir atrodo, mes viską žinom, ką tik patys buvom paaugliai ir viską suprantam. Iš tikrųjų nieko mes nesuprantam, nes mes neklausom, ką jie sako ir bandom suformuoti jauną žmogų taip, kaip patys suprantam, kaip yra teisinga. Ir čia turbūt yra amžina kartų problema. Nes lygiai taip pat būdami paaugliai norėjom išsiveršti, rodyti, sakyti, kas mes esam, kokie esam, tik jautėmės, kad niekam yra neįdomu. Tai tiesiog esu dėkingas turbūt, nežinau, Dievui, pasauliui, kad atsiunčia galimybės susidurti ir dirbti su jaunais žmonėm, kurie yra tiek drąsūs ir tiek stiprus, kad gali nuoširdžiai dalintis tai, dėl ko jiems skauda ir tai, ko jie gyvena. Visų pirma, labai džiugu, kad tiek žmonių susirinko ir labai džiugiuosi dėl to, kad matau pjūvius. Pjūvis pirmas yra mūsų komanda, mūsų stafas, kuri pirmoje eilėje, antras pjūvis yra jaunimas, trečias pjūvis yra mūsų instituciniai partneriai, kolegos, draugai ir ketvirtas pjūvis yra labai svarbus, tai yra tėveliai, mamytės, globėjai, šeimyna. Ir ne paskutinis, o tiesiog penktas, tai yra mūsų draugai projekto ir rėmėjai. Tai man labai džiugu ir ką mes darome visi kartu, kaip bendruomenė, kaip community, su bendru žvilgsniu, žiūrėdami į empatiją, į meilę, į patyčias ir tai yra stipru. Ir čia yra mūsų pati didžiausia vertybė. Patikėkit manim, ačiū.